sugrąžins prie kaimo žemės ūkio ir kitų verslų, pirmiausia, turbūt kitų verslų problematikos. Tai turbūt gali kitą skaidrę paimti, vyrukai. Gerbiami kolegos, pirmiausia, tai visus su gimtadieniu, 1 metų. Labai džiaugiuosi, galėtume būti kartu su jumis. Tai aš kurį laiko truputį išvaistė, aš pabandysiu tą laiką sutaupyti. Pereinam į kaimą, į Lietuvos kaimą, į smulkų verslą, kuris šiandien dar gyvas. Bet jeigu mes visi partijos nariai, bičiuliai, būsime abejingi, tai gali ir jo nelikti. Taigi, ES nariai esam, bet nėra iki šios dienos sukurtos aiškios kaimo gerovės vizijos. Nėra. Nėra vienodo kaimo apibrėžimo. ES yra kaimas, yra priemiestis ir yra miestas. 3 skirtingos sąvokos. Vat kaimas miestas yra trimatė sistemai. Ir dabar čia kalbėjau apie chemizuotus ūkius. Aš vis dėlto esu šalininkė kaimo smulkaus verslo, be kurio kaimas išnyks. Taigi dabar šiuo metu yra perdirbtas kaimo produktyviosios produkcijos, pienas, grūdai, mėsa, akcentavimas. Išsigąsta tie mažieji ir jie galvoja, kad šitie monstrai, kurie yra mūsų Lietuvoje, gali ko gero juos visai išnaikinti. Taip panašu ir atsitinka. Daugelį kaimo įvairiausių privalumų yra. Turim labai gražių rekreacinių zonų, kurias galima išnaudoti. Toliau galime naudoti amatus, edukacinės programas, skatinti ir visą tai chemizuotas ūkis vis dėlto gamtinius išteklius labai naudoja. Tai smulkiam verslui jau kaip ir nebelieka. Išsklaidytos jėgos kaimo žmonių individualių konsultacijų. Tik tauva, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos programa yra. Čia buvo Šustauskas sakė, kad mes garbinam Ameriką. Bet aš noriu pagirti Ameriką už smulkaus verslo skatinimą. Jungtinėse Amerikos valstijose smulkų verslą galima įregistruoti per 15 minučių. Neišeinant iš savo namų, ateinant tik pasiimti pažymėjimą ir gavus $5,000 investiciją į pradinį verslą. Taip, norima suniveliuoti labai kaimo verslą smulkų su miesto. Pažiūrėkime, mes kaimas, miestas turi kelius, gatves, šaligatvius, vandentiekį, vandenvalą, apšvietimą. Viskas yra iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. O kaimas darydamas verslą, visą tai daro pats. Ir pavyzdžiui, kavinė, kur yra prieš Seimą Vilniuje ir Skuode, 2 mažytės kavinukės moka tos pačius mokesčius. Ar tai teisinga? Aišku, ne. Tai va, mes turime dar vieną darbą, kurį turim padaryti. Verslas registruojamas, jau čia minėjau, labai sudėtingai. Vėlgi reikia siekti, kad būtų vieno langelio principas, kad viename langelėje padavus dokumentus galėtume gauti jau ir verslo liudijimą, ir teisinį saugumą, ir kitus elementus. Kaime, darant verslą, labai sudėtinga dalis yra rinkodara. Kaip surasti rinką pagaminus produktą amatininkui? Turgus lieka, mugės ir gatvė. 3 dalykai. Kas dirba rinkodaroje? Niekas. Tik pats verslininkas. Taigi, nėra jokių sektorinių tyrimų padaryta iki šiol rinkodaroje smulkiam verslui, jokių krypčių, jokia ir kiekybinė ir kokybinė rinkos analizė nepadaryta ir neišaiškita paklausa. Mes turime labai neigiamą pavyzdį. Pynėjas pripynė daug baldų, susikrovė savo klojime ir laukia pirkėjo, nes jis nežino, kur parduoti. Nežino, kaip parduoti. Taigi vykdomai valdžiai
esamai ir būsimai, kuri bus, tikiuosi ir iš mūsų kartu, būtų toks namų darbas. Pirmiausia, tai individuali pagalba, idėjos suformulavimas tam smulkiam verslininkui. Jis ateina ir klausia, aš kaip dirbu žemės ūkio rūmuose, būtent su smulkiu verslu, klausia, kuo man užsiimti kaime. Jam reikia suformuluoti idėją, pasiūlyti pagal jo galimybės. Verslo sąlygų subalansavimas, aš jau kalbėjau, mokesčiai negali būti Vilniaus centre ir kaime vienodi, jokių būdų. Toliau teisinis saugumas, finansavimas ir rinka. Va 5 banginiai, ant kurios stovi smulkus verslas. O kaimo gyventojų namų darbas būtų į ateitį. Noras, pastangos, žinios, patalpos, įranga, darbo jėga ir transportas. Pažiūrėkime, kaip atrodo alternatyvūs verslai kaime, va tas pyragas išsilavinimo atžvilgių. Aukštasis 37%. Geras rodiklis yra. Reiškia, potencialių verslininkų kaime yra, kurie galėtų vykdyti verslą. Vidurinis analogiškai lygybė 36%. Prastas rodiklis. Toliau specialus vidurinis, profesinis ir pradinis. Netgi yra su pradiniu. Žemės ūkio universiteto tyrimai. Kaip alternatyvūs verslai kaime yra pasiskirstę Lietuvoje? Na, aš labai džiaugiuosi, tą verslą, kurį aš pati atstovauju, kaimo turizmas yra lyderis. Smulkus verslas lyderis Lietuvos kaime. O daugiau eina žemyn, tekstilė, medis, juvelyrika, keramika, pynimas ir visi kiti. Taip pat Žemės ūkio universiteto tyrimai padaryti. Žiūrime pasiskirstimas pagal apskritis. Aišku, čia biškiai mišresni, apskritis jau yra panaikintos. Kauno apskritis užima 1 vietą, toliau eina Klaipėda, Vilnius ir Tauragė, kaip mažiausių buvusi apskritis, eina paskutinėje vietoje. Irgi labai netolygiai Lietuvoje pasiskirstę. Vat ir mūsų bičiuliams yra dar darbo šitoj labai srityje. Kokios racionalios mintis trukdančios tikslingai pasirinkti verslo kryptį yra? Mūsų žmonių, lietuvių, yra kategoriškas vertinimas. Juoda, balta, viskas arba nieko. Abstraktus vertinimas verslo. Abstrakčiai vertinama. Pesimistinis mąstymas. Aišku, dabar situacija tokia, bet vis tiek pozityvas turi būti. Negalima gyventi be pozityvaus mąstymo. Subjektyvus vertinimas yra kaime labai išsivyravęs. Lengvabūdiškas pasirinkimas verslo ir jį investavimas lengvabūdiškai, nepasikonsultavus su tikrais specialistais. Reiklumo stoka verslininkui kaime. Sau yra nereiklus. Savęs idealizavimas yra ir nėra optimizmo. Visiškai versle. Kokios verslo idėjos sklando šiandieninėme kaime? Mažai pastangų, daug pajamų. Šitaip nebūna, iš tikrųjų. Reikia labai įdėti daug darbo, norint gauti pajamas. Dabar paslaugų sektorius kaimas miestui. Gal toks paslaugų sektorius. Aš čia paėmiau būtent kaimo turizmą kaip apgyvendinimo paslaugą. Kokiais paslaugom kitom jinai yra atlipus yra, kiek galima dar daug prilipdyti prie šitos paslaugos. Galima ir žvejybos įrankių nuoma, ir baidarės, ir valtys, ir žirgynai, ir daržovių tiekimai, ir dviračiai, ir kaimo gidai, ir pieno gaminiai, mėsos gaminiai, staliaus darbai, tai yra mažoji architektūra. Visą šitą atlipę. Kaimo turizmas suprantamas kaip paprasta apgyvendinimo paslauga. Pažiūrėkite, kiek jin daug gali. Kiek daug gali. Tai čia jums aš pasiūlau idėjas, kurios galėtų būti tame pačiame kaime. Ir paslaugų pirkimas. Produktų pirkimas yra teisiniai trukdžiai, kuriuos reikia įveikti. Reiškia, apgyvendinime negalima parduoti produktų atvykusiam žmogui iš parduotuvės. Toliau dar viena idėja – amatų kiemai edukacinės programos. Na, va tas pats duonos kepimas kaip Arklio muziejuje, bet čia gali būti visom regione Lietuvos.
demonstravimas, mokymas, degustavimas ir pirkimas. Vėlgi pirkimas yra teisinis trukdis, kol kas nesutvarkyta. Taip, va tai, ką aš dabar rodu, teminiai amatai kaimai, teminiai, apvažiavau daugelį Europos teminių amatų kaimų, kuriuose vyksta nuostabus gyvenimas. Pirmas mūsų yra Vyšnių kaimas Žagarėje. Dabar Žagarė dar pradėjo Kleckų svirti, Kleckų kaimas yra. Labai geras, aš buvau abiejose šventėse. Obuolių kaimas, buvau Jungtinėse Amerikos valstijose. Tas, kus turi sodą, ten vyksta 2 savaičių šventė. Uogienės, žemai, vynai, pyragai, obuoliai žali, virti ir vyksta visas miestas sutraukiamas į kaimą 2 savaitėm. Taip ir yra ir Kailių kaimas, Duonos kaimas, Agonų kaimas Austrijoje gyvena ištisus metus. Labai įdomus ir gražus pavyzdys. Agonų žydėjimas, iš mažų lėktuvų stebėjimas kalnuose. Toliau agonos, aišku, yra visi šypsosi čia, tai yra speciali veislė, be narkotikų, pyragų kepimas, visokių gėrimų darimas ir toliau floristikos darbai žiemą iš galvučių. Visas kaimas, 20 sodybų gyvena vienu iš agonų, visus ištisus metus. Gandrų kaimas, Lenkijoje 9 sodybos, 60 gandralizdžių. Pragyvena iš šito kaimas, stebi pavasarį gandrus, gandriukus, turistų daugybę. Poilsio pramogos, vaikų stovyklos, medžioklė ir dar maisto idėjos kokius yra. Pietus į darbo vietas, jau bando Žemės ūkio rūmai tą daryti, per ūkininkų turgelius. Dietinio maisto gaminiai, pieno, mėsos, daržovių užsakymai, pristatymai į namus. Čia yra kaimo verslo idėjos. Toliau kitos idėjos gali būti, ir kapų priežiūra, butų tvarkymas, makulatūros rinkimas, komercinė biblioteka išvežiojama. Toliau rinkodara, sunkiausia verslo vadybos dalis. Aš dirbu 14 metų su smulkiu verslu ir tą labai gerai žinau. Tai reiškia, ką gaminti, kur parduoti ir kaip parduoti svarbiausia. Visą šitą reikia išmokyti žmonės kaime. Ir ką turi vykdyti rinkodaroj, ką verslininkas turi daryti, reikia aiškiai pasakyti. Verslo organizacija, kuriai jis priklauso, ir valdžios struktūra. 3 dalykai, kuriuos reikia sutvarkyti mums dar. Taip, o ką mes dabar turime? Reiškia skrajutės, gatvės prekyba, mugės, turgus. Labai primityvi rinkodara pas mus. Ir jinai jau stovi visus nepriklausomybės metus. 20 metų. Nejutame iš mirties taško. Taip, laikas perėti kitų rinkodaros priemonių, internetas, apie patį gamintoją, amatininką, gamintojų pavyzdžiai turi būti aprašymai, kainos, užsakymai ir pristatymas. Tai yra pačios naujausios. Matote tinklalapį, kurį mes turime, kuris yra ir kaip rinkodaros viena iš priemonių. Šiemet jis pripažintas 3 Europoje mūsų tinklalapis. Pirma Belgija, 2 Vokiečiai, 3 Lietuva. Šitas tinklalapis. Ir jūs matote tinklalapio titulinį puslapį, sodybos, amatininkai, lankytinos vietos. Viskas yra sujungta į vieną, jūs čia pasirenkate rajoną, užsisakote, ką norite ir gaunate ir maistą, ir užsakymai. Taip, tai čia yra pasirinkimas irgi vienas iš tinklalapio puslapių. Dar ką čia mes turim? Čia yra matematininkai, kaip pristatomi pačiame tinklalapyje. Galima užsisakyti, galima nusipirkti internetu su pristatymu į namus, bet į kokią Europos šalį. Toliau viena iš rinkodaros priemonių, kurią vykdo aš labai seniai, su profesorė profesorė Žemės ūkio ministerija dirbo, paimdavo mane į delegaciją, išvykdavom į užsienį, vykdavo dėrybos, sekantis žingsnis būdavo jau mano. Aš vykdavau siūlyti prekių, parduoti tą prekę, kad ir apgyvendinimas yra prekė, ją reikia parduoti, tik kad nebūtų kaip kinietiška. Iš viršaus blizga, viduj niekalas. Taigi, verslo misijos, matote, ir ambasadorius sėdinti, čia Kaliningrade misija yra, toliau Lenkijoje vykdome.
Svarbiausia yra verslo misijos, labai mažos išlaidos. Parodos labai brangiai kainuoja. Taip, parodos turėtų būti tik specifinės - maisto, sertifikuoto amatų, rūbų, tautinių staltiesių, stilizuotų. Čia kalbam apie tą smulkų verslą. Bet produktai lietuviški, kur galima gauti kaimo turizmo sodybose amatų, pagaminta amatų kiemuose. Matote, viskas pagaminta ir patiekimas, netgi pateikiamas kaimiškas. Kaip jisai atrodo, sertifikuotis produktai, stalai. Taip, toliau, čia mes čia turime, nu, čia tie patys produktai, patiekimas yra, čia tiesiog yra parodyta specialistų, kaip kaime pateikti tą produktą kaimišką. Na ir dabar toks galbūt pozityvas. Sėkmė, aišku, yra sunkus dalykas. Atvira partnerystė piliečio valdžios, emocinė laisvė pirmiausiai piliečio ir sėkminga idėja. Ir pačiam galui, kadangi aš baigus psichologiją esu, tai psichologinis testas jums visiems. Kaip žydams pavyksta būti vieningams? Kur žydų verslumo paslaptis? Kaip žydai svetimose žemėse pasiekia politinės įtakos? Šeima, valstybė, religija. Kaip vienas kumštis. Ir dar vienas. Kaip milijardas arabų negali įveikti 3 milijonų judėjų? Atsakymas. Visuomenė, santarvė. Santarvės mums, visiems, kaip vienas kumštis į rinkimus. Ačiū labai, ponia Regina, už pristatymą.